Esate minėjęs, kad vieną kartą buvot sulaikytas po incidento, kur kažkam davėt į dūdą. Tai ar normaliai ten smeigėt? O, tai geras klausimas. Iš vis, ten, net kaltinamajam tam popieriuje, kurį aš turiu, ten apie tai nekalbos, ten, reiškia, fizinio skausmo sukelimas suimant už viršutinių rūbų, vienas kaltinimas, kitas kaltinimas užsimojimas. Viskas. Apie jokių smūgių kalbos, tai kalbos ten nėra ir viskas tokioje tamsoje vyko, kad čia išjungus visas lempas dar būtų šviesiau negu ten. Tai ir ten subliuško visas tas mano, ir supranti, vėlgi, tai yra nuo finalinės fazės. Atrodo, kad aš ten atėjau ir iš karto pradėjau ten stumdyti ir keikti žmonės. Aš kiek ten dar bandžiau, aš gelbėjau savo mamą. Aš gelbėjau savo mamos tiesiog gyvybę, nes aš puikiai žinau, ko jinai serga. Ir kad tas kelias pasirinktas tų žmonių, kurie kaip ir lyg bandė padėti mano mamai, kad jis yra labai klaidingas. Yra tiesiog laiko gaišimas, sveikatos gadinimas, kuris labai pavojinga. Jinai ant siūlelio kabojo tuo metu. Ir man neliko kito kelio. Jeigu aš būčiau, ir aš pagalvoju, jeigu aš būčiau moteris, pavyzdžiui, kuri tiesiog nepakelčiau fiziškai, aš mamą ant rankų išnešiau, vos nenuplėšiau ten nuo tokių diržų, kur prisekta buvo, nes pradžio kaip truktelėjau, tai dar jinai tik tai suvaitojo, aš ir jaučiu, kad man nugaroje toks kažkoks cvekas, ir aš ją nešiau ten nemažą atstumą ir merkiant lietui tokie šlapdribai. 27 buvo gruodžio, kelios dienos iki naujų metų. Lenkė vėjas medžius prie žemės, ten tokie lapuočiai, tokie šlykštus auga ten prie tos ligoninės. Ir aš tą savo mamą nešiau per balas, slidinėdamas, ten vaizdas toks tragiškas, holivudinis buvo. Bet tiesiog aš ją gelbėjau, man nebuvo kito kelio. Ir žinai, paskui, supranti, vėlgi, ta žiniasklaida, matyti tie vargšai žurnalistai, jie neturi matyti kažkokią sensaciją. Jie pasigavo, aš nepatogus esu valdžiai, jiems labai naudinga būtų mane nutildyti. Ir jie pasigavo tą istoriją ir ten pradėjo sukti ir realiai tie žmonės, kurie nukentėję, jie neplanavo skustis. Viską užsuko paskui jau ta tos įstaigos vadovybė, nes ta įstaigos vadovybė yra labai teisingų pažiūrų, jie labai ten už viską, kas turi būti, jie ir yra. Tai ten tuo metu ir vadovė, ir ten tuo metu budėjęs žmogus, kuris irgi su mūsų bendrais pažįstamais turėjęs konfliktėlių, jie su džiaugsmu, reiškia, tos žmonės nuvarė pasimti abdukcijos. Pas teismo ekspertus nerado ten nieko ant to kūno, tada sugalvojo tą skausmą, bet tas skausmas yra subjektyvus. Aš galiu pasakyti, kad kontra ieškinį, ten man tas advokatas mano ten tokį įdomų variantų siūlė, bet aš tiesiog norėjau, kad kuo greičiau užmiršti, nes man ten vaikščioti tą policiją, bet tai tos struktūros represinės jos mane užgriūva ne pirmą ir ne paskutinį kartą, dabar yra irgi užspaudę labai labai smarkiai. Ir tai gerai, kad aš turiu dar šiokį tokį atsparumą. Tai kitas žmogus dar galbūt imtų ir visiškai pasiduotų ir ten, nežinau, išėtų gyventi į mišką, kaip ten Voldenas knyga Gyvenimas miške, ir ten trobelė gyventų, bet, žinot, mes ten tas visas struktūras